Lazerinė intymios zonos depiliacija. Kokie privalumai? Pirmas – ilgalaikis efektas. Tyrimai rodo, kad atlikus 6-8 procedūrų kursą gali būti visam laikui pašalinta iki 90% plaukelių, jeigu naudojamas Candela Alexandrito lazeris. Antras – išsprendžiama nuolat įaugančių plaukų problema. Lyginant su skutimu ar šalinant vašku, lazeris išsprendžia įaugančių plaukų folikulų bei uždegimų problemą, nes procedūros metu sunaikinamas plauko folikulas. Trečia – estetinis ir higieninis komfortas. Daugelis pacientų nurodo padidėjusį komforto jausmą kasdienėje higienoje, sportuojant ar dėvint tamprius drabužius. Kada nerekomenduojama? Pirmas, esant hormoniniam disbalansui, jeigu moteris turi policicinį kiaušidžių sindromą ar kitą hormoninę patologiją, tuomet poveikis gali būti ribotas. Antras, žili šviesaus atspalvio ar raudoni plaukai. Lazeris reaguoja plauko pigmentą, todėl kuo plaukas tamsesnis, tuo rezultatas geresnis. Na, o šviesus ar žili plaukai praktiškai nepasišalina. Trečias, nėštumas. Nėra įrodymų, kad lazeris kenktų vaisiui. Aleksandrito lazerio banga įsiskverbia tik į odą. Paprastai nėštumo metu procedūra nerekomenduojama dėl organizme vykstančių hormoninių pokyčių, ko pasekoje rezultatai gali būti neprognozuojami, oda yra jautresnė ir linkusi į hiperpigmentaciją. Ketvirtas, kai oda yra pažeista, esant herpes bėrimui, dermatitui ar odos žaizdoms intymioje srityje, lazerinės procedūros yra nerekomenduojamos. Tiesa ar mitas? Lazerinė depiliacija gali sukelti nevaisingumą, pažeisti vidaus organus, sukelti ginekologinės ligas. Mitas. Aleksandrito lazerio spindulys įsiskverbia vos 2-3 mm į odą, todėl niekaip neveikia žmogaus vidaus organų.